Sveiki. Norėčiau pakalbėti apie štai šią užduotį konsultacijų diena, kadangi sukėlė nemažai diskusijų, kaipgi kuo lengviau ir paprasčiau saugoti duomenis, kad būtų lengva juos apdoroti. Pirmiausia, įsinagrinėjame užduotį. Turime abiturientus, kurie ruošiasi egzaminui, mums kaip ir neaktualus sakinys. Mokinys prisimena dienas, kada buvo konsultacijose, tačiau irgi nieko naudingo. Vieną dieną mokytoja darė teorijos apžvalgą ir buvo mažiausiai mokinių tą dieną. Na, o mokiniai nori paprašyti mokytojus pakartot būtent tą konsultaciją, bet neprisimena datos. Todėl mums reikia tokios programos, kuri randa konsultaciją su mažiausiai mokinių. Taigi, kaip tuos mokinius saugoti, kad būtų galima nustatyti, kurią konsultaciją jų buvo mažiausiai. Čia galima saugoti iš tikrųjų įvairiais būdais, bet iš pirmo žvilgsnio atrodytų kaip ir nesunku. Reikia suskaičiuoti, kiek kurių dienų kartojosi. Bet yra kita bėda. Mes turime išspausdinti nebūtinai tą dieną, mums dar reikia rasti ir mokinius, kurie tą dieną buvo. Taigi, ką čia reikėtų padaryti? Žiūrime, kaip tai saugoti. Aš rekomenduočiau turėti tokį masyvą, kuris turėtų 32 narius ir prie kiekvienos dienos į masyvų vidų, tai yra struktūra, ten įsirašyti dar vieną masyvą arba du masyvus, kur būtų galima saugoti mokinių vardus ir pavardės. Kaipgi tą dabar reikėtų mums padaryti? Pradėkime nuo to, kad noriu parodyti pačią struktūrą. Struktūrą galime matyti taip. Įsivaizduokit, kad tai yra masyvas nuo 0 iki 31, tai yra 32 vietų, žmonių jokių nėra. Skaitydami duomenų failą mes matome, kad Povilaitis Arvydas buvo dviejose konsultacijose, tai yra 31 ir 27 dieną. Reiškia, Povilaitis Arvydas dalyvavo 31 dieną, ne tą mygtuką paspaudžiau, 31 ir 27. Toliau Juozas 31 dalyvavo, 14, tada 21 ir 28. Toliau turim Povilaitį Povilą 14, 21 ir 28. Toliau turime Jonaitį Joną 21, 14 ir 27. Ir turime Oną, kuri buvo 28, 21 ir 14. Štai čia. Kaip matote, čia yra 4 žmonės, tada 4 žmonės, 2 žmonės, 3 žmonės ir 2 žmonės. Kągi mums reikia išspausdinti? Kaip matome, mums tiktų 27 ir 31 diena. Tas dienas, kai nebuvo nei vieno žmogaus, mes atmetam, nes jokios konsultacijos tada nebuvo. Tiesiog sako mažiausiai mokinių, bet nulis negalėjo vykti konsultacija. Žiūrime dabar pagal sąlygą. Mums reikia, kurie tą dieną dalyvavo, kurią dieną buvo mažiausiai mokinių. Taip, ar yra parašyta, nėra parašyta tokio dalyko, Taip, netkreipiu dėmesį, pirmoje eilutėje spausdinti dienos, kada konsultacijoje dalyvavo mažiausiai mokinių, numerio reikia, tai yra 27. Ir jeigu tokių dienų buvo kelios, mums reikia tik tai tos, kuri buvo arčiausiai mėnesio pradžios. Taigi, mums tinka 27, 31, bet 27 yra arčiau mėnesio pradžios, dėl to ją ir spausdinsime. Be to, stulpeliu reikia išspausdinti pavardės ir vardus mokinių, plus jie turi būti surikiuoti pagal pavardę, o jeigu pavardės vienodos, tada dar pagal vardą.
Na, kaip ir užduotis aiški, sprendimas aiškus, nuo kogi reikėtų pradėti darbą. Oi, atsiprašau, aš čia ką tik rašiau kitą darbą. Greitai pasinaikinu man nereikalingą kodą ir žiūrime pagal užduotį. Taip, data tekstą ir s tekstą, o mes turime duom tekstą ir s tekstą. Taip, greitai pasitaisau. Taip, bus čia data tekstą. Taip, šitą failą aš atsidarau. Taip, ir greitai nusikopijuosiu duomenis, iš rezultatų galiu išsitrinti, man kol kas nereikia. Tada nusikopijuoju štai šiuos duomenis. Visus mokinių. Na, galima truputėlį čia pasididinti. Štai taip. Šonas nereikalingas, galime atsijungti, kodui lieka daugiau vietos. Irgi nuo ko pradėti man rašyti kodą. Pirmiausia, man reikia struktūros, kuris saugos vienos dienos duomenis. Tai vieną dieną man ten nereikia saugoti kažkokių kiekių, dydžių ir panašiai, bet man reikia išsaugoti pavardės ir vardus. Ir kadangi jų gali būti kintamas dydis, dėl to aš naudosiu du masyvus. Galima būtų struktūra, bet tai būtų truputėlį nepatogu. Tai bus pavardė, vektor, string ir vardas. Viskas. Aš struktūrą turiu, ji man atitinka štai šitą Excelio lentelę. Dabar sekantis žingsnis. Kaipgi mes atliksime veiksmus? Aš galvoju, kad mums reikėtų masyvo su struktūra diena ir masyvą įvardinsiu dienos ir iš karto sakau, kad tų dienų gali būti 32. Toliau, duomenų skaitymas bus dienos ir pagal idėją turėčiau pasidaryti spausdinimą. Spausdinimo metu laisvai galima išsikviesti funkciją, kuri surikiuotų konkrečios dienos mokinius. Aišku, galima ir visus susirikiuoti, bet užteks ir konkrečios. Gerai, sekantis žingsnis pas mus būtų skaitymas. Skaitymas tai yra void funkcija. Pilnai apsirašome masyvą, padarome jį su grąžinimu. Štai taip. Ir dabar taip. Koks žingsnis toliau? Reikia pasiruošti failą skaitimui. Štai taip. Skaitimui atsidarau data.txt. Ir pirmiausia, aišku, bus skaitoma šitas penketukas, kuris parodo, kiekgi tų mokinių iš viso buvo. Tai standartiškai kintamasis n, perskaitau n, greitai pasitikrinu, ar ta n pas mane mato 5, reiškia darbą toliau tęsti galiu, šitas sakinys yra nereikalingas. Dabar taip, ciklą sukame 5 kartus, tai yra iki n. Štai taip. Dabar kągi aš darysiu? Man reikia skaityti vardus ir pavardės. Tai aš susikuriu du kintamosius. String pavardė ir vardas. Ir juos abudu dabar perskaitau. Tai čia nėra nurodyta, kiek tai būtų simbolių, todėl skaitau pavardę ir skaitau vardą. Nes nėra tai parašyta, kad vardu ir pavardė skirta, pavyzdžiui, 30 simbolių. Tai yra tik pavardė ir vardas. Ir pavardė su vardu kol kas niekur nesaugau, nes jie gali kartotis. O dabar reikia nustatyti, į kurias vietas masyvuose jas reikia saugoti. Tai po vardo ir pavardės eina papildomas skaičius, kuris rodo, keliose konsultacijose tas mokinys dalyvavo. Taigi, aš pirmiausiai susikuriu kintamą, tarkim, kiek, keliose konsultacijose dalyvavo. Tai tokį dalyką. Ir persiskaitau iš failo. Sekantis žingsnis – skaityti tas dienas ir pildyti masyvą. Taigi, imu vidinį ciklą, j jau yra užimtas. Ir j mažiau už kiek, j plus plus. Ir dabar aš skaitau dieną. Tai čia labai paprasta, in diena,
ir skaitome dieną. Perskaitau skaičiuką 31. Reiškia, 31 dienoje, arba kaip Excel'e rodžiau 31 langelyje, štai čia turėtų atsirasti Povilaitis Arvydas. Ir jis dar turi atsirasti 27. Taigi, kaip aš tą padarysiu, rašau masyvas dienos, į kurią vietą į dieną vietą, į vidinį struktūros masyvą pavardė su komanda push back aš įmetu pavardę. Tai dar kartą kartoju, žiūrėkit. Masyvas dienos, imu narį, pavyzdžiui, 31, tai reiškia masyvo 31 nario vidinėme pavardžių masyve su komanda push back yra įdedama nauja pavardė. Lygiai taip pat į vardas yra įmetamas šis ką tik perskaitytas vardas. Ir kiek kartų šis ciklas pasikartos, tiek tas mokinys bus įdėtas į skirtingas dienas. Ir jeigu kam užkliūtų, šis kintamasis pavardė ir šis kintamasis nieko bendro tarpusavyje neturi. Nors pavadinimas tas pats, bet čia yra atskiras kintamasis stringas, o čia yra vidinis masyvo kintamasis. Taigi, duomenis aš kaip ir perskaičiau, dabar reikėtų man paimti ir išspausdinti. Aš dar kol kas nereikiuoju. Dabar atliksim spausdinimą. Taigi, skaitimas keičiame į spausdinimas. Pereiname prie to spausdinimo. Dabar galvom, kągi man reikia išspausdinti. Kaip ir reikia spausdinti, bet vis tiek man pirmą reikia nustatyti, o kuriągi aš dieną spausdinsiu. Tai reikia rasti tą dieną, kada tų dalyvavusių mokinių buvo mažiausiai. Taigi, kiek mažiausiai buvo dalyvavusių, aš pasirenku kintamai kiek ir iš pradžių pasirašau, kad jis yra didelis. Ieškant mažo dydžio atskaitos tašką imame didelį skaičių. Ir dienos numeris, kuriągi čia tą dieną mes randame. Ką reikia padaryti? Patikrinti visą masyvą. Galima imti ir nuo 0. Aš galiu rašyti iš karto 32, netgi size nereikia, todėl kad pagal sąlygą aš turiu 31 dieną panaudoti. Kaugi aš dabar ieškau. Man reikia dienos, kada dalyvavo mažiau mokinių, bet yra svarbus punktas. Jeigu mano tikrinamų dienos pavardžių kiekis, dydis to masyvo, privalo būti didesnis už 0. Reiškia, turi būti dalyvavęs bent vienas mokinys. Ir mokinių tą dieną turi būti kiek įmanoma mažiau už kintamąjį kiek. Čia truputėlį sumažinsiu kodo dydį, kad eitų lengviau skaityti. Taigi, mokinių turi būti ne 0, bet privalo būti kiek įmanoma mažiau. Ir tokiu atveju aš išsisaugau, kiekgi tą dieną tų pavardžių buvo. Jeigu tai buvo mažiau, išsisaugau konkrečiai tos dienos numerį. Ir dabar, jeigu įdomu, galima netgi paimti ir betikrinant pasispausdinti, kokiusgi tuos numerius randa. Randa 14 ir 27 ir daugiau neranda. Pažiūrėkim. 14 randa su 4 žmonėmis, nes tai buvo pirmoji diena, kada žmonės dalyvavo konsultacijoje. Tada vėl buvo 4 žmonės, tai nepasikeitė į 21. Tada buvo 27, tik tais 2 žmonės, dėl to pasikeitė, parodė 27. Toliau buvo 3 ir 2. Jau šitie 2 variantai man netiko ir dėl to jų neberodo. Reiškia, aš dieną suradau gerai. Dabar man reikėtų tuos mokinius kaip ir atspausdinti, bet juos reikia atspausdinti pagal abėcėlę.
Taigi, dabar įdomus niuansas. Aš nenoriu rikiuoti absoliučiai visų mokinių. Aš noriu surikiuoti mokinius tik vienos tos dienos. Taigi, išsikviečiu rikiavimo funkciją ir nusiunčiu iš viso masyvo tik tai tą vieną konkrečią dieną. Iš viso masyvo. Tai yra vieną masyvo narį siunčiu. Taigi, dabar kaip man aprašyti tą funkciją? Tai funkcija pas mane bus voidas rikiuoti. Dabar kągi aš atsiunčiu? Atsiunčiu masyvo vieną narį. Tai jo tipas yra struktūra diena ir rašau sugrąžinimu diena. Kaip matote, čia nėra masyvo. Čia yra vienas masyvo narys. Tai jeigu masyvas yra struktūrinis ir kiekvieną narį sudaro struktūra diena, tai atsiuntus vieną masyvo narį, aš jį galiu įvardinti diena, o jo tipas bus ne stringas, ne intas, o struktūra diena. Taigi, dabar pats rikiavimas. Surikiuojam. Nuo ko pradėsim? Vėlgi galime standartiškai daryti ką? Rikiavimą pagal pavardę ir vardą ir panaudoti burbuliuko metodą. Taigi, imu ciklą, pradedu nuo 0, sakau, kol i yra mažesnis už dieną, tai yra ta pavardžių, pavardė, taškas size. Tai yra, jis turi suktis tiek, kiek yra tą dieną pavardžių. Toliau, kitas ciklas, int j, imu irgi nuo 0, j mažiau, vėlgi viskas lygiai taip pat, tik tais vienu nariu mažiau. Ir kai prieisim prie tos vietos, kur man reikės būtent narius parodyti, aš paaiškinsiu, kodėlgi čia yra labai svarbus punktas vienu mažiau. Kągi aš dabar tikrinsiu? Aš tikrinu, jeigu tą dieną pavardė, jotąją dieną, pavardė, ne jotąją dieną, tą dieną jotoji pavardė pagal abėcėlę yra toliau negu, ir va dabar įdomus niuansas, negu gretima pavardė esanti dešiniau. Tai tokiu atveju aš privalau sukeisti, nes pavardės yra ne pagal abėcėlės. Reiškia, aš keičiu. Kodėl aš rašau, galiu kopijuoti. Taip. Keičiu štai taip. Ir prie viso to dar būtinai reikia sukeisti ir vardus, kad nepasimestų. Ir dabar galiu kaip tik paaiškinti, kodėl čia yra -1. Jeigu aš imu jotąją pavardę ir j plus 1 pavardę, tai jeigu nepadarysiu -1, tai jis atėjęs į masyvo galą ims dar sekantį narį, kuris neegzistuoja. Taigi, ciklas turi sustoti su prieš paskutiniu nariu, o šitas paimtų paskutinį narį. Ir gali būti tokia situacija, kad pavardės yra vienodos. Tokiu atveju, štai pavardės vienodos, tokiu atveju reikia rikiuoti pagal vardus. Tai čia labai lengvai, ifas pasipildo ir žiūrime ne pagal pavardę, o pagal vardą. Tai skambėtų taip, kad jeigu pavardės yra vienodos dviejų gretimų žmonių, o vardas kairiau esančio žmogaus yra didesnis, kaip pasakyti, didesnis, toliau pagal abėcėlę negu dešiniau esančio žmogaus, juos irgi reikia sukeisti. Taip, kad jeigu jau rikiavimas įvyko, galima grįžti prie spausdinimo ir išspausdinti tos dienos duomenis. Taigi, atsidarau failą, anksčiau net nebūtina, kol nieko nesiruošiu spausdinti, rašau res.txt ir pirmasis spausdinimas iš tikrųjų yra kas? Dienos numeris. Pirmoje eilutė. Na, o toliau reikia spausdinti
visas pavardės ir visus vardus tos dienos. Tai reiškia, imu ciklą, pradedu nuo 0 ir iki, dabar galvoju, kaip čia parašyti, taip, masyvo tos konkrečios dienos pavardė taškas size. Tai yra, kiek iš viso pavardžių yra tą dieną. Ir ką darau? Į failą spausdinu dienos tos konkrečios nr pavardė įtaja. Diena nesikeičia. Tik tai nurodau, kelintą pavardę aš dabar spausdinu. Ir už tarpo reikia viską tą patį spausdinti, tik vietoj pavardės dabar jau eina vardas. Ir endline'as. Na, pabandom paspausdinti, pažiūrėti, kas man gavosi. Puikiai, 27 diena. Na, o jeigu pasidaryti pilną testavimą, pateikti sprendimą C++ kalba, žiūrime, kiekgi testų praeisime, gal kažkokio tarpo nesužiūrėjau. Tuoj testuoja, o visi atsakymai žali. Na, tikiuosi, paaiškinau pakankamai suprantamai ir jums tikrai padės šias užduotį išspręsti. Aišku, galite išspręsti ir kitų būdų negu aš, gal rasite dar geresnį.